Susipažinkite su Evelina, mergina, kuri visiškai organiškai išaugino savo pirmąjį verslą tiesiog Instagrame. Kaip ji tai padarė, kokios jos buvo didžiausios pamokos, kas jai labiausiai pasiteisino augant internete. Viskas ir dar daugiau būtent šitame video. Kaip tu pati, pavyzdžiui, apibūdini, kas yra tie patarimai studentams? Iš tikrųjų, tai kai aš juos sukūriau, aš net negalvojau, kas tie patarimai studentams. Mano tikslas buvo kažkaip sukurti platformą, kur galėčiau dalintis naudingais patarimais apie rašto darbus. Tai gal tas pavadinimas patarimai studentams nėra toks, žinai, grinai apie rašto darbus, gal reikėjo kažkaip kitaip pavadinti, bet tuo metu man taip šovė į galvą tokį pavadinimą susikurti, tai aš jį ir palikau iki šių dienų, jau 4 metai, man atrodo. Bet šiaip žinok, aš galvoju iš marketinginės prizmės, kad tai yra genialu. Nes tu gali galvot gudrų pavadinimą, kurio nieks niekada neatsimins, arba vedant į Google ar į Instagram paiešką niekada tavęs neišmes, o tu dabar tiesiog patarimai studentams. Easy as that, laisva, I take that, žinai. Žiauriai fainas pavadinimas ir žiauriai faina komunikacija, dėl to, žinai, ir nusprendžiau, galvoju, pakalbinsiu. O šiaip pati save laikai influencerė? Aišku, kad ne. Kokia iš manęs influencerė. Kaip mano draugė sakė, tu dar neverki į kamerą, tai kokia tu influencerė gali būti. Tai iš tikrųjų, nežinau, aš tikiuosi, kad nors gal kažkiek influencinu patiems studentam rašyti darbus, tai gal tik iš tos pusės, bet jau tas tikrasis nuomonės formuotojas, tai tikrai ne apie mane tikrai. Bet šiaip žiauriai įdomi niša, žinai, iš verslo pusės. Aš tai pagalvojau kažkada. Labai. Kiekvienais metais turi tą bangą, Taip. vis grįžta nauji ir nauji ir nauji ir nauji. Ir jo, gali žmonės remtis ten ar tuo dirbtiniu intelektu, ar ten bandyti pirkti darbus. Bet bus žmonių, kurie vis tiek norės galvoti patys, norės mokytis patys. Ir vat čia yra žiauriai faina. O kaip tau kilo idėja apskritai pasinerti tą pagalbą studentams į rašto darbus? Kaip ta visa tavo kūryba prasidėjo? Tai idėją aš turėjau jau senai, bet jeigu taip kalbėti apie pačią pradžią, tai viskas iš studijų laikų. Kaip ir visi studentai reikėjo ruošti tos rašto darbus, o aš tokia buvau studentė, kuri ir dirbo, ir studijavo, ir studentavo, tai kaip ir kiekvienam turbūt nelabai sekėsi tų pirmų darbų parašyti, tikrai nebuvo tų žinių, bet man labai pasisekė, nes kai reikėjo tą kursinį rašyti, aš turėjau kolegą doktorantą ir jisai, na, gerai sutardavom ir jisai matė, kad man kažkas tai nesiseka. Nu, aš darbo metu kartais sėdėdavau, ieškodavau, kaip ten tą darbą parašyti. Tai jis man padėjo. Jisai buvo mano mentorius, galima pasakyti. Ką aš dabar darau studentams, ar ne, su studentais kaip dirbu, jisai gan maža dalelytė panašiai man padėjo. Jisai, kadangi dar doktorantas buvo, dėstė universitete, studijavo pats ir jau tų darbų prirašęs buvo tiek magistrą, tiek bakalaurą, tai jis mane užvesdavo ant kelio, pasakydavo, žiūrėk, čia taip reikia, čia taip. Čia gal tu kitaip padaryk, parodė, kaip Exceliu naudotis, nes tuo metu irgi nemokėjau. Wordo funkcijas aprodė, nu žodžiu, taip labai ta pradžia buvo tokia standartinė, man atrodo. Ir ką, aš pamilau tuos rašto darbus. Man tie rašto darbai yra lyg kažkoks labirintas, puzlė, užduotis, galvosūkis, kurį, nu, noriu išspręsti. Ir man pradėjo sektis. Ir aišku, tą pastebėjo mano grupiokai, tada sakė, Evelina, padėk, gelbėk, kaip čia ką daryti. Nu, tai aišku, padėdavau. Tada tie grupiokai rekomenduodavo mane kitiem studentams. Jau baigiau studijas, apsigyniau tą savo darbą, toliau dirbau, bet tie rašto darbai visada buvo šalia. Kaip papildoma veikla, hobis. Dar tais laikais buvo forumai, pavyzdžiui, Vinted, ten mano drabužiai, ar kaip jie vadinasi. Aš ten savo temą turėjau, aš ten rašydavau, kaip rašyti tuos darbus, atsakydavau į klausimus studentam. Ir žinai, vieną minutę pajaučiau, kad, nu, atsibodo rašyti tas pačias žinutes. Aiškinti tą patį per tą patį, nes kartojasi tos žinutės, ta informacija, ta pagalba, motyvacija. Ir aš galvoju, o kas jeigu aš sukurčiau platformą, kur galėčiau, žinai, daugiau dalintis Mhm. visiems, kad nereiktų kartotis. Ir taip kilo idėja, aišku, aš ją gvildenau gan metus, aš vengiau, aš bijojau tą Instagramą Mhm. susikurti, aš į tai tikrai nežiūrėjau kaip į kažkokią verslo galimybę, tiesiog galvojau, gerai, reikia kažką daryti, kažką pradėti ir Instagramas gali būti geriausias sprendimas. Tai metus dvejojau ir po metų susikūriau paskyrą, būtent rugsėjo mėnesį, man atrodo, 21 metų, ir pradėjau kažką daryti. Tai jau 4 metai. Jo, ir labai greit, aš, nu, gal ne greit, organiškai augau, gal taip pasakyčiau. Bet dabar iš esmės, tas, kai
asmeninis prekės ženklas turi tokį didelį trendą ir populiarumą. Tai yra visiškai genialus būdas parduoti savo paslaugas Taip. būtent per socialinius tinklus, organiškai, neinvestuojant realiai nei vieno nei vieno cento. Tai Jo. aš manau, kad čia žiauriai, žiauriai smagu. Ir kai tu pasakoji apie tai, kad Vinted, buvusiam mano drabužių forume, kuris iš tikrųjų buvo ne taip jau ir gerai pagarsėjęs, iš tikrųjų pačiam internete plačiaja prasme, ir tu turėjai ten savo tą nišą, savo chatą, savo auditoriją, kurie ateina, skaito ir tave randa, nes šiaip Google buvo labai gerai randamas. Ir kai jį panaikino, tai čia, žinai, daug reklamdavių SEO linkų nebesusirinkdavo. Gali būti. Žiauriai įdomu. Ir va čia buvo tavas tas aha momentas, kai tu sakai, fuck it, einu į Instagramą, nes tingiu rašyti kiekvienam atskirai, reikia viešumo. Ar atsimeni savo tą atsisėdimą pirmą prieš kamerą? O Dieve, ta prasme, žiauru prisiminti, mano must have dalykas buvo filtras, nes buvo gėda filmuoti savo tą tikrą veidą, kur kažkoks spuogas, netobulumas ir ten, nežinau, full meikapas turėjo būti, išplauta galva, nes, nu, kitaip tai nu, gėda rodytis. Ir iš tikrųjų gal metus kokius naudojau filtrus visus, pirmuosius storius filmuodavau gal po 20-30 kartų, kad pasakyti tą vieną sakinį ar kelis, kur, nu, tu kiekvieną dieną apie tai kalbėdavai ir galvodavai. Tai, nu, būdavo tikrai labai sudėtinga. Dabar tai, aišku, viskas pasikeitė, aš jau negalvoju taip žiauriai, kaip tą pirmąjį kartą, taip sakant. Bet pradėjai socialinius tinklus, turėjai kažkokius pagrindus tos Ne, ne. komunikacijos internete, ar pati tiesiog mokėjais, ar galbūt turėjai irgi mentorių, nes jau vieną mentorių turėjai rašto darbams? Mhm. Aš, pradėjau tikrai, su nuliu žinių. Aš šiaip baigiau pati viešuosius ryšius, bet, niekados nedirbau pagal specialybę, tai žinių tikrai buvo nulis ir, aš labai sekiau daug internete žmonių, nu, Instagrame tų pačių apie kur kalba apie komunikaciją, marketingą, viešuosius ryšius, kažką tai mokina. Ir aš pasidariau savo namų darbus, aš, sugalvojau, kaip aš noriu išsiskirti, nes, tuo metu, kai aš pradėjau, gal atsimeni laikus, kai kiekvienas specialistas, savo Instagramą darė niūdinėm spalvom, ten tokiom O jo. gražiom pastelinėm, tai aš tada atsimenu, jau turėjau tą mintį, kad reikia eit su ryškiom spalvom ir aš pasiekiau tam tikrų moterų, merginų, kurios, kaip sakau, kalbėjo apie marketingą ir aš pradėjau su jom, kaip sakant, su viena tiksliau dirbti, jinai man padėjo, išmokino pagrindinius pagrindus. Aš net sakyčiau, kad gal jinai ne komunikacijos man labiau mentorė buvo, netgi verslo, nes jos dėka atsirado tam tikri dalykai. O pačioj pradžioj, netgi galiu pasakyt, viena iš mano klienčių pasirodo buvo irgi komunikacijos specialistė, tai jinai man padėjo kurti turinį, tai ten storius tuos. Gal mes darbavomės pusę metų, bet kai aš pamačiau, kaip jinai dirba, kaip jinai kuria turinį, pradėjau kartoti, mokintis, testuoti ir paskui supratau, kad man jau tos pagalbos nereikia. Bet realiai viską mokiausi pati. Net aš atsimenu, aš net Zoomo nemokėjau įjungti konsultacijai, nes tiesiog man to gyvenime nėra reikėję. Geras. Nu, mokiausi visko realiai. Bet dabar, jeigu ne šita veikla, būčiau, man atrodo, eičiau marketingą, komunikaciją, nes, nu, pasirodo, man tai patinka. Ir visai išeina, man atrodo. Nu, ir man taip atrodo. Nes tu ne tik komunikuoji, bet tu realiai parduodi. Taip. Ir neinvestuojant eurų. Būna galbūt ten užsiperki papildomos reklamos, kai kokį kursą naują pasileidai. Bet iš esmės visas pagrindas, visas augimas, nu jisai yra organiškas. Taip. Tai tas žiauriai smagu. O šiaip, va čia man geras ir įdomus klausimas. Yra standartiniai influenceriai, kurie gyvena iš savo kasdieninio gyvenimo ir jie rodo, nu bent jau stengiasi rodytis tokie, kokie yra, tik tai su šiek tiek pagražinta kasdienybė. Bet man klausimas tau, o tavo apskritai tas tonas, kaip tu bendrauji su žmonėmis, jisai yra labiau realus ir atitinka tai, kokie esi gyva? Ar visgi jisai yra biški atribotas, yra Evelina personažas ir skiriasi? Ne, aš nemanau, kad esu kažkoks personažas. Aš tikrai, nu, nenoriu slėptis po tom kaukėm. Man atrodo, aš Instagrame esu tokia pati kaip realybėje. Gal realybėje daugiau juokauju, ironizuoju kažkokius dalykus, leidžiu savo ten grubiau nusikeikti, ten įterpiant jūs. Nu, kažkaip tas yra pas mane. Gal tos dalies aš mažiau rodau Instagrame, gal
Gal kažkiek to neparodau, bet šiaip man atrodo tas pats, ar aš ar storius darau, ar konsultacijoje su studentu, ar nežinau, namie su drauge ar vyru bendrauju, man atrodo didelio labai tokio skirtumo, nu, ne, tikrai nėra. O šiaip tavo mėgiamiausias formatas, vat šių dienų komunikacijai, yra Reelsas, nes dabar tai populiaru, ar stengiasi naudot kuo daugiau įvairių dalykų? Man atrodo, naudoju įvairiausius tuos formatus, kas man tikrai pasiteisina ir man asmeniškai patinka, tai Instagramas man yra pagrindinė komunikacinė ta priemonė, bet story. Aš juos keliu kiekvieną kai būna tas sezonas veiklos, aš keliu kiekvieną dieną ir netgi jeigu Instagramą atsidarau tą archyvą, pasižiūrėt kalendorių, pas mane beveik visos dienos yra užpildytos. Pas mane komunikacija dažniausiai būna nepertraukiama ir kartais ir studentai jau rašo, kad jau gal užteks kalbėt, jau kiek galima, tu ten mane gąsdini ir panašiai. Kiti sako, kad motyvuoju, bet, žodžiu, toks mano formatas. Bet šiaip istorijai man labai patinka, aš galiu dalintis įvairią informaciją, stebiu, kaip auditorija reaguoja, ar pakomentuoja, ar atsako, ar žinutę kokią parašo, kaip sureaguoja, tą pačią širdelę uždeda. Kitas formatas, kas man tikrai veikia, tai yra karuselės, aš ten galiu irgi pridėti daugiau informacijos, galbūt daugiau kažko tai vesti per temą, tai man irgi puikiausiai veikia. Reelsai, tai aišku, naudoju. Šiaip keistas dalykas, seniau, kai 2 metai atgal, netgi metai atgal, aš Mhm. visada galvodavau, nu jeigu jau Reelsus kurti, tai reikia išsinuomot studiją, pasidažyt gražiai, apsirengti, profesionalą pasamdyti, kad ten viskas būtų labai gražu ir nerealu. Ką dabar darau, tai tiesiog prie kompo atsisėdu, prie sienos ar prie lango, nu, kad apšvietimas būtų. Taip, taip. Nusifilmuoju paprastai, iš pirmo, antro, nu, kartais trečio karto, susimontuoju ir viskas, puikiausiai veikia. Bet šiaip, jeigu taip atsakant į klausimą, tai man labiausiai pasiteisino story, reelsai papildoma medžiaga, nes, nežinau, keliu ir tuos juokingus memsus ir Aš jau pastebėjau, kad tu tikrai nevengi tai juokingų taip, memsų ir kai kurie iš jūsų sulaukia ypatingai didelio susidomėjimo. būna. Ta prasme, 10 000 mes kalbam, kur atrodo patarimai studentam, bet iš tikrųjų tai jų tiek ir yra. Ir jiem visiems galioja, nesvarbu, ką jie studijuoja. Jie Taip. visi rašo rašto darbus, tu neprivalai išmanyti jų specialybės griežtai, bet tu žinai gairias, kaip tie darbai pasirašo. Čia yra, man tai smegenis fragdinant, kiek tai yra genialu. Tarsi Matai, paprasta iš vienos pusės, ne? Nes tau nieko daug nereikia, kad pradėtum. Ir va turi savo tokį online versliuką ir dar kurso esi įsileidus, apie kuriuos galbūt dar vėliau pakalbėsim. Bet man va dabar irgi, žinai, toks išpažinties atėjo momentas, kur aš taip negaliu prisiversti filmuoti istorijų. Aš visiems rekomenduoju juos daryti. Aš vis ruošiuosi juos daryti ir pats įkeliu 3 kartus per mėnesį maksimaliai, sakykim. Ir karuselės. Karuselės yra toks geras dalykas, kai tu nori šiek tiek daugiau informacijos perteikti ir šiek tiek daugiau vertės sukurt, kad žmogui nereikėtų to rilsiuko susistabdyti, kad susipažintų šiek tiek akiliau su informacija, kurią nori pateikti. jo. Ir vat, kai mes kalbam apie tą tikslinę auditoriją, kurią reikia jau konvertuoti kažkokį pardavimą ar dar kažką, aš manau, kad karuselė yra daug efektingiau negu apie Reelsus kalbant. Tikrai. Ir aš žinok, vat, net neleis pameluoti, tu turi planuoti, aš turiu savo sąsiuvinį. O, Old school, bet žinok, aš gal net nepameluosiu, bet esi vienas iš žmonių, kuris, žinai, tu seki tam tikrus žmonės ir vis matai, kad jie rašosi ranka, rašosi. Tai tikrai esi vienas iš tų žmonių, kuris vat, man pakišo tą mintį, kad reikia pradėti rašytis ranka. Ir aš anksčiau vis rašydavau, mesdavau, šiais metais kol kas dar nemečiau, labai savim didžiuoju. Mokyklai tikrai nebuvau pats didžiausias raštininkas, tu gali patvirtinti, bet aš žinok irgi vat, esu užsirašęs, kad man vat, reikia. Aš visą čia susidėliau, žinai, susibraižiau gražiai. o, Ir esu užsirašęs, kad dėl trust faktoriaus turiu pradėti naudoti karuselės. Ir sakiau, kad tikrai lauksiu naudosiu. karuselės. Nu, tai vat kažkaip sakau, pasakai ir taip smagu matyti, kad tu vat, ir žinai teoriją ir praktiškai naudoji visus tuos įrankius, kas iš tikrųjų sukuria tą didelę komunikacinę puokštę, kuri veikia. Tiesiog vat, veikia. O vat kalbant, gal net ir užbėgsi įvykiam už akių, kalbant apie visą tą puokštę komunikacinę, naudoji papildomai naujienlaiškius ar dar kažkokius appsus, kad konvertuot savo e-shop'e? Žinoma. Ką naudoji? Visai nesenai šį pradėjau, kiek nesenai, gal 2 metai, šiaip naudoju naujienlaiškius. Man tai yra papildoma priemonė. Anksčiau naudodavau naujienlaiškius
kai naują kursą paleidi, kai seminarą, labai jų daug nebūdavo tų naujienlaiškių, nes galvodavau, nu, nenori to spamo siųsti, kiek čia kankinti žmones, nes, nu, vis tiek neskaitom galbūt, ištrinam, pasirenkam, ką skaityti. O šiais metais, pradėjau testuoti ir galbūt pastebėjau, kad į naujienlaiškius galiu dar daugiau informacijos sudėti negu į tą pačią karuselę, kai nori tikrai duoti daug naudingų patarimų. Na, mano veikla ta tokia sezoninė, žinau kiekvieną mėnesį, ką studentai veikia su rašto darbu, tai aš ir parašau, kada ten lieka nedaug laiko, ką gali padaryti, arba ten nenusimink, motyvuot stengiuosi, užvest ant kelio, priminti, kad gal jau laikas pradėti, Ar nes, nu, visam studentai šitam dalykui naudoji ManyChatą? ne, aš naudoju Omnisendą. Ai, bet Omnisendą tai tu naudoji tik tai kaip naujienlaiškų platformą, kad duomenų Taip. bazę saugot ir išsiųst masinį naujienlaiškį. Nu ir automatizacijom visoms ten palikti krepšeliai, registracijos kažkokios, priminimai ir panašiai. Tai šiais metais, sakau, prasitestavau, man puikiausiai veikia tiek automatizacijos, tiek tie paprasti naujienlaiškiai, kur nu, tiesiog jokio pardaviminio turinio nėra, tiesiog naudinga informacija. Ir kiekvieną mėnesį žiūriu, auga tas prenumeratorių skaičius. Ir man atrodo, išnaudoju šitą platformą, gal biškį per mažai, tai gal vat, kitą sezoną vėl padidinsiu. Domina patarimas? A? Domina patarimas, Jo. kurio neišnaudoji, matau? Yra toks dalykas kaip ManyChat. Ai, žinau. Per tam tikrus raktažodžius socialiniuose tinkluose, jeigu žmonės patys parašo, jie automatiškai gali užsiregistruoti tavo naujienlaiškį. Taip, ten, kur rašyk į komentarą, ten bakis, tarkim, ir gauk ten kažką tai. Jeigu tu sukurtum nemokamą naujienlaiškių seriją, kurią ten, tarkim, nežinau, 5 patarimai, kaip išvengti, ten, žinai, nežinau, didžiausių klaidų Jo. siekiant aukščiausiai vertinimo ar dar kažkas. Arba siekiant tiesiog išlaikyti bare minimum. Nu, kažkokį vat intriguojantį. Ir tu parašai kokių 3-5 naujienlaiškių seriją, kurią gauna kasdieną, pavadini tai, nežinau, 5 dienų akademija ar ten dar kažkas. Ir žmonės trigerinasi, o tų naujienlaiškių pabaigoje tu pardavinėjai savo kokį nors kursiuką dar papildomai. Mhm. Aš beveik garantuoju, kad padidintų tavo konversiją. Lietuva šiaip Reikės dar per daug pabandyt. mažai žmonių tai išnaudoja. Aš, man viena, kaip čia, marketingo mentorė, draugė, jau gal pavadinsiu, jinai man sakė, šiais metais dar padaryti šitą dalyką ir, nu, nespėjau, nes labai užimtas Labai sezonas rekomenduoju. buvo. Bet dabar vasara, atostogos, tai Labai rekomenduoju, nes padarysiu. jeigu tikrai naudoji naujienlaiškį ir jeigu jau dabar matai, kad veikia, tai čia gali ir sukurti vertės, ir tą produktą naudot metai iš metų, Taip. net sezoniškai kartojant, tai čia būtų visiškai superinis dalykas tau. Jo. Ačiū. Tai čia, žinai, dėko tikrai nėra už ką, jeigu man bus smagu, kai pasidalinsi rezultatais, kad sakysi, blema, tikrai veikia. Ką dažniausiai matuoji, be to, kad tavo e-shopas generuoja kažkokius pardavimus, kokias dar metrikas seki, kas tau atrodo aktualu, į ką verta atkreipdėmės? Žinok, nelabai aš ką matuoju, iš manęs verslininkė tokia, žinai, nemėgstu skaičių, žinau, kad reikia, bet kaip pasakyti, aš tikrai turiu darbo, taip sakant, pas mane būna per tą tokius mėnesius, kai nu, studentam nu, nesiseka, nori pagalbos, tikrai būna užimtumas labai didelis ir aš matau, kad nu, veikia ta veikla, ar komunikacija tai būtų, ar laišką parašau, ar kažkas tai tokio, tai aš net nelabai žiūriu į tuos skaičius, nes man darbo užtenka, kartais nespėju bukinti į konsultaciją studentų ir tada aš nu, nepasidarau tokios analizės, aš dažniausiai ją bandau darytis vasarą, kai jau sezonas, vat aš vadinu, nuo rugsėjo iki birželio baigėsi ir va tada atsisėdu sau ramiai pasižiūriu. Tai ką žiūriu, nu tai aišku, visus naujienlaiškius peržiūriu, atidarymo rodiklius, mygtukų paspaudimus, pardavimus, kokios temos atnešė daugiausiai tų paspaudimų, taip pat ir pardavimų, galbūt kokios temos sulaukia daugiausiai įsitraukimo, ar ne, ten ar tų pačių žinučių, ar paspaudimų, ar komentarų. Nu, studentai nelabai komentuoja mano turinį. Tai, Jo, nes nenori išsiduot. jo, Nes jo, turbūt yra tas momentas tavo Yra. nišai, kad diskretiškumas yra ypatingai svarbus. Taip, žinok, aš visada galvoju, nu, pakomentuokit, ką nors pasidalinkit savo patirtimi, aš paklausiau jūsų, bet ne, arba žinutę parašo, arba į tą kelią, kur anonimiškai. Jie pirmais metais, antrais, vat, kaip vykdau veiklą, tai, kaip pasakyt, aš net jaučiu, kad studentams yra gėda pripažinti savo aplinkai, draugams,
grupiokams, kursiokams, kad jie ateina konsultuotis dėl baigiamojo darbo. Toks jausmas, kad jie jaučiasi, nežinau, galbūt prastesni, arba nori konkuruoti ir daugiau parašyti už kitus, dėl to nesidalins, kad vat yra pagalba, kad tik tai, nu taip Bet kaip tyliai. pagalvoji, kai lankai mokyklą ir tau reikia korepetitoriaus? Atrodo, toks normalus dalykas Taip, nueiti papildomai lietuvių kalbos, matematikos, istorijos pasimokyt. Beliko. taip, taip. O čia vat yra kažkoks tabu. Kažkas yra. Ar ir galbūt yra tokia stigma, kad vat jeigu einu vat mokintis, tai iš tikrųjų už mane rašo darbą. Gali būti, gali būti. Aš visaip bandau komunikuoti, kad aš nerašau darbų, bet vis kažkur ateina, žinote, tai už kiek čia bakalauro parašysi ar dar kažką. Tai Okay. Nes šiaipgi tai yra nelegalu, aš teisingai suprantu. taip, nelegalu. Rinkoje yra labai daug rašytojų iš tikrųjų ir daug perkančių darbus. Mano vienas iš tikslų pradėjus veiklą buvo edukuoti ir parodyti, kad žiūrėk, nėra taip viskas sudėtinga, kaip tau atrodo, aš tau padėsiu, bet sutaupyk tu tuos 2000, 1000, ten 1500, pataupyk, išleistus pinigus atostogom, geram vakarėliui, pabaigimo, bet parašyk pats. Jau, žinai, paskutinis žingsnis, 4 ar ten 3 metus atsimokei, nu, parodyk tą vertę, ką tu moki, žinai. Aš žinok, turiu čia irgi visai dvi istorijas įdomias. Viena asmeninė. Šiaip mano, gerai sakykime, redakcijai žinomas asmuo yra pirkęs baigiamąjį darbą. Tai tikrai ne aš. Aš pats rašiausi viską. Ir jam parašė tą darbą su šiokiu tokiu vėlavimu. Ten kažkaip nuėjo į gynimą ir sako, ne, prastas darbas. Tai aišku, žinok, tokie studentai pas mane ateina, kaip čia pasakyti, būdvardis šniūrais, kaip čia pasakyti, eilė tokių pas mane būna visada pavasarį, vat balandį, gegužę, kai jau vyksta tie pridavimai, jie visą tą laiką sėdėjo, laukia nuoširdžiai gero darbo, o parašė tas rašytojas blogą darbą, nekokybišką, su dirbtiniu intelektu, o dabar labai rašo tos darbus ir studentas nieko nenutuokia, ateina dėstytojas arba pamato, kad pirktas darbas, nes labai lengva patikrinti, arba mato, nu, kad tiesiog nekokybiškas. Kaip galima patikrinti, kad pirktas darbas? Kaip tai įrodyti? Užklausk, nežinau, 3-5 klausimų apie darbą ir studentas labai greitai išsigūgls. Jie taip neįsigilina į situaciją? Taip. Okay. O mano antra istorija yra asmeninė. O. Aš, kai baiginėjau, mano baigiamasis darbas susidėjo iš 2 dalių. Praktinis, turėjom nufilmuoti reklamą, ir teorinis, kuris sudarė, aš bijau pameluoti, kuris, bet buvo Kemšia, man atrodo, proporcija kažkas tokio. Ir aš šiaip moku rašyti akademinę kalbą ir man kaip ir sekėsi, bet žinok, kai aš gavau rašto darbo tą visą taisyklių sąrašėlę, Bibliją, kaip nori taip vadink, aš žinok, sėdėjau, aš galvojau, kad apsiverksiu. Aš žinok, literaliai sėdėjau ir galvoju, fuck my life, ką čia dabar reikia daryti. Ir aš taip savaitę prokrastineitinau, atidėliojau maksimaliai. Aš galvojau, kad aš, nežinau, pamesiu protą turbūt tą sekundę, nes atrodo ten tiek visko daug ir kartais ten taip parašyta, kad tu tikrai nesupranti, ko iš tavęs prašo. Ir mano smegenys, žinok, tikrai savaitę bandė virškinti tą visą informaciją ir aš tą gal per 3 dienas parašiau baigiamą darbą. Kai jau smegenys susiprato, kas čia iš tikrųjų yra kas, susintetino, supaprastinta visą informaciją, bet žinok, pradžiai buvo toks šokas, kur aš galvoju, oh my god, jeigu aš būčiau žinojęs, kad tais laikais būtų kažkoks panašus žmogus, kuris teikia panašią paslaugą kaip tu, aš greičiausiai būčiau pirmą dieną nuėjęs, take my money, padėk man. Man visi taip sako, žinok, kai sužino, ką aš darau, sako, o Dieve, kokia tu man būtum nuostabi ten pagalba tais laikais, kai rašiau, pavyzdžiui. Tai jo. Visiškai. Aš žinok, netgi visai stebiuosi, kad šią sekundę tu turi nepilnus 9000 sekėjų, kur man atrodo, kad tave turėtų sek 90 000 sekėjų, kiek žmonių poreikis turėtų būti va tokiam dalykui. Nes ta akademinė kalba tikrai ne visiems yra įkandama, nu tikrai, ir tikrai ne visiems jos reikia, ir nereikės greičiausia, kai pabaigs. Bet man atrodo, kad tokia pagalba yra žiauriai svarbi ir būtina, jo labiau, kad tie patys darbų vadovai, kurie kartais turėtų kaip ir pagelbėti studentui, tikrai ne visada dalyvauja, nes jie patys turbūt yra per mažai apmokami ir visiškai nesuinteresuoti. Jo. Tai man tas vat visai įdomu buvo, žinai, kai aš galvoju, man čia toks geras dalykas. Taip gerai vara, Evelina galvoja, čia tikrai reikia, nu, visai kito mastelio jau, žinai. O klausyk,
tu esi pastoviai apsivertus darbais. Taip. Kaip ir sakai, tikrai uodega velkasi kartais net ir iš galo, laukiančių, kad jeigu kas atkris, gal dar priims net ir paskutinę sekundę. Kaip tu išvengi perdegimo? Neišvengiu. Ne, aš gal, žinai, patys pirmi veiklos metai buvo tokie, kad, atiduodu visą save, ten savaitgaliais dirbu, konsultuoju, vakarais, naktimis, ten, žinai, neskaičiuoju valandų, bet tada pajaučiau tikrai, kad taip nėra gerai, taip neturėtų būti, reikia nepamiršt ir savęs, ir mylėt save, žinai. Ir šiais metais įsivedžiau tokią taisyklę, kad savaitgaliais aš nedirbu. Aišku, buvo ten kažkiek dienų, kai kažkada atsidariau tą kompiuterį Girdžiu save tiesiog, aš tu nebijau, dėl aš šiek tiek studentų. pasakoju ir save girdžiu. Jo, aš nemoku sakyti ne, irgi labai mokinuosi, irgi turiu mentorę, kuri mane mokina sakyti ne, brėžti ribas, nes tikrai būna klientų, kurie nejaučia ribų, rašys dieną naktį, paryčiais, naktim ir dar gali ir paskambinti 9-10 vakare. Nu, tokių jau nekeliu ragelių, bet labai mokausi ir tai sakau, vat šiais metais pasakiau sau, nedirbsiu savaitgaliais, neimsiu to, ko aš nenoriu, nes irgi, ar ne, tų temų rašto darbų yra begalės. Ir yra tokios man įdomios, kur aš tiesiog laukiu tos konsultacijos, laukiu, kad aš jau matau, kaip tu gali rašyti tą darbą, ką aš tau padėsiu, kaip mes susidėliosim tą visą rašymo idėją, strategiją. Bet yra temų, kurios man taip nepatinka, bet nemoku pasakyti ne ir tada, nu, per tą negaliu, irgi jau atidėlioji tą pasiruošimą, tą konsultaciją, jau taip nesinori, tai irgi nusprendžiau, ar ne, imti tai, kas man patinka, dirbti su tais, kurie man patinka, dirbti su studentais, kurie irgi, žinai, neatidėlioja, kurie yra motyvuoti, kurie neateina pasikėlę kažkokie, kur maždaug galbūt patikrins tavo žinias, dar kažkas tai. Ai, tu turi tokį pirminį interviu prieš sutikdama dirbti, teisingai suprantu? Ne, pirminių interviu neturiu, bet per susirašinėjimą labai gerai matosi, nes vis tiek tai nėra taip, kad noriu konsultacijos, žinai, nusiunčiu nuorodą, susitinkam. Ne, aš labai daug išsiklausinėju iš studentų, kas jiem nesiseka, kokia situacija. Netgi iš rašymo stiliaus kartais matau, kad žmogus, nu, nevaibinsim, nebus čia gerai, nes, nu, esu gavusi įvairiausių žinučių, tikrai neslėpsiu. Ir atsirenku, su kuo noriu dirbti. Aišku, stengiuosi, nežinau, sportuoti, pasiskirstyti dienotvarkę, planuoti, kada aš kaip ką darysiu, kad nebūtų, žinai, visą savaitę konsultacijų. Aš tada išprotėčiau. Arba į dieną ten 3-4 susitikimai, tai irgi išprotėčiau, man jau galva neišneštų. Tai stengiuosi ten vieną dieną konsultacijų, 1-2, kitą dieną gal kažkoks kūrybinis darbas, trečią dieną pailsėt, Netflixą visą dieną galų gale žiūrėt ir Bet panašiai. šiaip labai geras dalykas, kad žmonės turbūt per retai leidžia savo, tiksliau yra galbūt dvi rūšis žmonių. Tie, kurie per daug leidžia savo atsipalaiduoti ir gali Netflixą žiūrėti visą savaitę. Ir tada yra antra, ta tokia biški pareigingesnė, kuri jaučia įsipareigojimą ir savo, ir savo, nežinau, aplinkai ir darbam. Ir atrodo jiem, kad jeigu aš vakare biški daugiau YouTube ar ten Netflixą pažiūrėjau, viskas, aš neproduktyvus, man jau viskas, aš tinginys, negaliu tai daryti. Va, man kaip įdomu. O klausyk, čia man visai iš konteksto klausimas tas kilo. O yra tokia kokia nors, kaip jau pasakyti, dinamika ar tendencija, kokios specialybės žmonės dažniausiai kreipiasi pas tave paslaugų? Žinok, nelabai, labai įvairių. Iš tikrųjų, aš kaip pagalvoju, gal keistai atrodo, bet tikrai konsultuoju įvairiausius studentus, tie, kurie studijuoja marketingą, komunikaciją, pardavimus, netgi, nežinau, slaugą, Okay. psichologiją, kas čia dar įdomaus. Nu, ta pati logistika, aš pati logistikoje pradirbus 10 metų, tai man čia labai įdomu kartais būna. Um, Aš jau dabar žinok, net galvoju. matau taitlą YouTube. Nuo logistikos ekspertės iki lektorės. Ir tu Gali sėdi, kažkaip. ir tu sėdi tam neilę už fūros vairos diplomų rankus. Jo, jo, jo. Variantas. Mama juokas juokais, bet kaip įdomi, aš pažiūrėjau, nežinau, kad tu dirbai logistikoje. Jo, aš daug metų pradirbau. Šiaip gal nežinojau, aš Vokietijoje gyvenu, tai vat Jo, paskutinė šitą žinojau. darbovietė ir buvo Supratau iš konteksto. Vokietijoje. Geras. Jo. Tai tu ir vokiškai kalbi laisvai? Ne, vat vienas dalykas, ką teko paaukoti, tai darbą vokiško kapitalo įmonėj tarp vokiečių ir visą dalį aš bendrauju lietuviškai, Instagrame su studentais per konsultacijas. Man tos vokiečių kalbos praktiškai naudoti to laiko trūksta ir aš, ką mokėjau, tikrai galiu pasakyti, kokius 3-4 žingsnius nuėjau atgal.
Jo, bet turėjau svajonę ir aš dabar tuo gyvenu, tai man labai patinka šita veikla, tai Ai, tai kam kažką ta vokiečių paaukoju. kalba ir angliškai susikalbėsiu. Jo, šiaip jo. Geras. O klausyk, gerai. Paminėjai prieš tai savo planuotės. Ir Jo. kad reikia planuoti. Ir kad be planavimo turbūt visas tas darbas nepasirašytų ir studentui, ir tau nesusidėliotų visa ta verslo logika ir modelis. Tai man žiauriai įdomu, kaip tu nusprendi, kokį produktą kurt. Nes tu ir planuotės turi, ir skaitmeninių mokymų turi, ir konsultacijas turi. Ką dar turi, ko neišvardinau? PDF gidą, bet čia tas pats kaip. Ok. Nu tai jo, PDF gidas tai irgi digital Jo, skaitmeninis produktas. Kaip nusprendi? Bet kas tau dabar atrodo? Tiesiog atsikeli ir sakai, šiandien darysi šitą? Kartais būna taip, žinok, kartais tikrai būna. Šiaip visą poreikį padiktuoja tikslinė auditorija, tai studentų skausmai, problemos, tikslai, norai ir panašiai. Tai veiklą pradėjau iš karto tik nuo konsultacijų, aš supratau, kad, reikia konsultuoti studentus, nes, kaip kitaip tu jam pateiksi tą informaciją. Paskui, kaip ir minėjau, turėjau tokią kaip verslo mentorę. Jinai sako, viskas, kuri mokymus, nes tavo auditorijai reikia mokymų ir tau pavyks. Tai tada greitai suorganizavau mokymus, aišku, jie ten net nepalyginsi su tuo, ką aš dabar turiu, bet mokymų temas irgi kyla iš tų pačių poreikių, ar ne, kaip rašyti teoriją, kaip susiplanuoti rašymą, kaip eiti gynimus, kaip pasiruošti tam, kokių klaidų nedaryti. Tai tas mokymų krepšelis, kaip čia pasakyti, vis didėja, daugiau idėjų kyla ir aš netgi kartais galvoju, pas mane tų mokymų netgi per daug, norėčiau gal kažkokių atsisakyti, kažkokių naujų dar net sukurti. Ir paskui priėjau prie tos idėjos, kad kaip faina būtų sukurti studento planuoti. Nes pirma, studentai neplanuoja arba jiem nesiseka planuoti. Tada atidėlioja ir tą darbą, tarkim, parašo kiek per vėlai arba spėja parašyti, bet vis tiek paskui, žinai, per tą stresą, per 3 dienas pats, sakai, parašyti, tai turbūt nekartotum. Tai va. Ir sukūriau aš tą dalyką, kaip sakant. Šiaip labai įdomi patirtis buvo. Negalvojau, kad tai yra taip sudėtinga. Žiauriai. Žiauriai. Aš dabar, sakau, su šita veikla aš tiek daug išmokau, ta prasme, aš nežinau, galėčiau gal į antrą veiklą eiti ir jau žinočiau, ką kaip daryti, kad lengviau būtų. Bet konsultuot, kaip launchint produktus. Šakės. Ir aš vienu metu net gailėjausi, kad jas kūriau, nes, čia realiai antras beibis buvo, nes viskas iš naujo, naujos reklamos, webas, logistiniai dalykai, sandėliavimas. Aš negalvojau, kad tokios kainos yra didelės, laikymo, paskirstimo, tas pats dizainas planuotas. Aišku, aš šiaip ją pati naudoju, turiu visas spalvas, kiekvieną mėnesį keičiu, nes mano planuotė gan išskirtinė. Kaip pasakysi, faktas rinkoje yra daug, bet aš norėjau susikurti savo, bet ir kitiems. Tai aš džiaugiuosi, žinai, gaudama tų fainų atsiliepimų, kad naudoja, kažkas, kai sužinojo, kad antro tiražo nebus, tai 3 nusipirko, kažkas 5, okay. Kad jau, žinai. O tai turėjai sold outą, bet planuotėm? Dar ne. Dar, žinok, sandėlį liko 8 paskutiniai vienetai. Bet žiūrėk, artėja, nes aš linko vedu su planuotėm. Kai tu paskelbėjai, kad launchini planuotės, aš visą tą mačiau. Ir aš galvoju, Evelina, ką tu darai? Čia yra vienas sunkiausių dalykų, kuris be nesunkiausia parsiduoda, yra popierinė užrašinė. Taip. Aš taip negalvoju, žinok, aš gyvenau tą idėją, tą svajonę, galvau, čia genialus produktas, gražios planuotės, be datų, ten su patarimais, QR kodais, ten eik, tu savo galvojau, čia genialu, bet dėja. Kur šiaip yra idėjiškai labai gerai skambantis produktas ir labai logiškas. Tavo atveju tai yra product market fit apskritai tobulas, nes tu apie patarimus, apie planavimą, tavo visas mokymas apie tai yra ir produktas tada gaunasi kaip ir, labai logiškas. Aš turėjau analogišką situaciją su kitu bičiuliu, kuris irgi pasileido ten tokias kaip ir užrašinės, planuotės, kažkas į tą pusę, iš kūrybinės pusės daugiau, bet jisai yra digital kūrėjas, jisai nieko bendro su fiziniais dalykais neturėjo. Tai irgi turėjo bėdelę, bet išsisoldautino. Tai jau aš laukiu tos dienos. Bet tai vis tiek,
Jeigu liko tik 8 vienetai, tai visi, kas žiūrit, labai kviečiu įsigyti. Nuorodą paliksime aprašyme. Ir liko 8 vienetai, paskubėkit, kas žino, gal žiūrit ir jau tiesiog jos nebėra. Ir prašysit dar. Ir Evelina dar užsisakys antrą bečą. Žinok, norėjau. Žinok, norėjau. Pas mane yra tokia problema, kad aš labai, darbuojuosi tą sezoną ir vasarą atsiranda tokia diena, kai niekas tau nerašo, niekas nieko neklausia, nėra konsultacijų ir tada tu jauties, o Dieve, aš niekam nereikalinga, viskas, verslas žlunga. Nu, aš suprantu, kad tai yra tiesiog ta fazė, kai jau visi ilsisi, jau palauktų to rugsėjo. Ir aš nemoku, supratau, kad aš nežinau, ką veikti, kad nedirbi, tiesiog prasme, kaip planuoti dieną. Taip keista būna. Ir aš taip galvoju, gal reiktų antros planuotės, turėčiau ką veikti, va, reklamas kurčiau, užsimčiau gamybą, leidybą, dizainais, pakeisčiau čia viską. Žinai, sugalvojau, kad maždaug planuotę pasimčiau tam, kad, užimčiau savo vasarą. Tai paskui visos draugės sako, ne, užtenka. Ir sako, tu mums sakei priminti tau, kad kai tu norėsi antro tiražo, kad ne. Tai pasvajojau ir užteko, antro tiražo tikrai nebus. Tai liko žodžiu 8 vienetai, paskubėkit įsipirkti. Vam, žiauriai įdomu. Sakau, čia tokia niša, kur darai ir tiek daug išmoksti. Ir taip smagu girdėti, kad ne aš vienas mokaus on the go kartais. Ir aš matau, kad visi žmonės, kurie yra aktyvūs ir daugiau nuveikia, jie kartais neria tiesiog, nes skamba gerai. Let's go. Čia kaip studentas penktadienį į barą, nes gerai skamba. Taip mes, planuoti? Darom. Jo. Skamba su QR kodu? Darom. Tai paskui dar liudukai buvo su pornstarais, nes irgi galvojau, kaip faina. Ok. O kokį didžiausią failą esi turėjęs tokio produktinio launcho, kurio gal jau net ir nebėra? Arba dar yra, bet jisai toks, Gal pasakyčiau pirmieji mokymai. Jie buvo 22 metais paleisti. Kaip sakiau, vat mentorė sako, Evelina, kurk mokymus. Ir aš tokia gerai sukursiu mokymus ir mano mokymai, žinai, buvo visiškai temos labai geros, orientuotos į studentus, kaip parodyti jiem, kaip rašyti darbą, kaip motyvuoti, žinai, kad viską žinotų. Bet aš nesupratau, kad 3 valandų mokymai online gyvai nėra geras sprendimas. Turėse buvo susitikimas per Zoomą 3 valandom. Ten galėjo tęstis ir 4 valandas, nes tiesiog aš paėmiau tokią didelę temą, maždaug rašto darbas nuo pradžių iki pat galo. Ir tiesiog, aišku, viskas praėjo gerai, ten studentai rašė tikrai teigiamus atsiliepimus, toks pirmas blynas buvo, bet tai leido man suvokti, kad gerai, tokių mokymų negali būti. Mokymai turi būti, žinai, atskirom temom, patogioj mokymų platformoj, ne kažkur Facebooko grupėj. Aišku, su tuo irgi viskas gerai, nes tu tada gali, žinai, tikrinti, ar prisijungia pirkėjas, o ne 10, žinai, ir dar kažkaip, nes vis tiek nesinori, kad tavo turinys kažkur išeitų ir ten visa grupė žiūrėtų, kaip pavyzdys. Ir aišku, aš iš to pasimokiau, dabar aš turiu pagaliau sukūrusi mokymų platformą savo sistemoje Bakis.lt, vaizdo įrašai yra nufilmuoti pagal pamokėlės, ten būna 15 pamokų ir 20 pagal temas, viskas suskirstyta, žinai, gali greitai pasigreitinti. Bet tu naudoji custom sprendimą? Kaip? Tu naudoji custom sprendimą? Tu nenaudoji sukurtos platformos jau mokymam? Jinai yra integruota į mano svetainę. Ok. Paslaptis, ką naudoji? Dabar galvoju, nepasakysiu, nes vėlgi ne IT darė, tai viskas ten WordPress. Tai žodžiu, yra atskiras modulis WordPress'iniai kažkokiai svetainiai turbūt. Bet iš tikrųjų galiu pasakyti, kad tai buvo antras mano bandymas, pirmą kartą man irgi darė mokymų platformą ir jinai tiesiog žlugo per pirmąjį mėnesį. Okay. Tai žinai, turėjau tokią svajonę padaryti patogią mokymų platformą ir pirmas bandymas nepavyko, užlūžo, sugedo, buvo žiauru. Ir dabar, ačiū Dievui, viskas veikia, nes kreipiausi tikrai aukšto kokybišką specialistą, taip sakant, turintį daugiau žinių. Tai dabar labai džiaugiuosi šituo sprendimu. Bet esi komandai visiškai viena, ties turiniu, ties viskuo, turi kelis konsultantus ir jeigu kažko reikia, pasisamdai žodžiu. Jo, aš dirbu su freelanceriais, tai šiaip viskas stengiuosi pati daryti, bet faktas, kiti gali geriau padaryti. Tai kartais pasitelkiu pagalbą, kad turinio pakurtų, pavyzdžiui, stories, kai pati nespėju.
Turiu reklamos specialistę dabar, jau metus mes kartu dirbam, tikrai išjudino, nes anksčiau irgi viską pati darydavau, tai, nu, negali tu visko išmanyti. Kažkada labai seniau turėjau ir asmeninę asistentę, bet supratau, kad paskui, kad dabar tai tikrai to nereikia, nes yra dirbtinis intelektas, kuris tikrai gali padėti. Am, nu ir viskas turbūt jo. Šiaip daugelį dalykų darau pati. Ir iš manęs, kad ir komunikacijos specialistai sakydavo, tai perduok viską mums, čia mes kelsim tau, rašysim. Tai niekada, nes nežinau, aš taip myliu tą veiklą, kad aš niekam neduočiau ten už mane kelt storį ar kažko panašaus. Sudėtinga. Aš labai dažnai, Labai. aš labai dažnai, kai į mane kreipiasi klientai, keliu klausimą, o tai kaip jūs įsivaizduojate, aš perimsiu jūsų storius. Tiesa, nu, į mane nesikreipia labai dažnai dėl asmeninio prekės ženklo, dažniausiai tai būna įmonės, bet man visą laiką klausimas, kaip jūs įsivaizduojat, man nesant pas jūs, aš perimsiu storius ir kad jie būtų tikrai žiūrimi, tikrai veiksmingi ir įdomus. Tu turi gyventi su tuo, tu turi viduj būti. Ir kai kiti siūlo paslaugą, ten, oi, tai mes važiuosim pas jūs per mėnesį, ten filmuosim tų storiukų ir vėliau tiesiog per mėnesį išdėlioja įkelsim, galvoju, rimtai, nu, taip, Ne. čia taip mes dabar jau darom, žinai. Ir man dėl to, aš ir kaip ir minėjau prieš tai, dar prieš pokalbį, dariau klientui apžvalgą ir tyriau jo segmentą paslaugos ir produkto. Ir man toks eilinį kartą suvokimas atėjo, kad tiek daug įmonių šiais laikais kuria turinį socialiniam tinklam visiškai nežiūrima. Ta prasme, turiu galvoj, kad jeigu aš jų paklausčiau, ar jie patys žiūrėtų, jei nebūtų susijęs su tą įmonę, tą turinį, kurį sukūrė, nebūtinai video formatu, karuselė, nuotraukytė kažkokia įkelta, turbūt jeigu ranką prie širdies dėtų ir elektrošokas nukrėstų, jeigu meluoja, turbūt visi sakytų, blema, gal ir nežiūrėčiau. Ir aš galvoju, kodėl mes tai vis dar darom? Nežinau. Nes toks įprotis kažkoks ir tie marketingistai pardavinėja tokias paslaugas ir aš galvoju, kodėl? Nu, tai nėra įdomu, niekam. Man atrodo, gal tos įmonės ne iki galo galbūt žino savo tikslinę auditoriją. Žinai, kelia, kad tik kelti, kad vat, gražus tas vizualas visas būtų, tinklelis, vertės nėra, ten įkelia kažkokią produkto nuotrauką ar ten kažką tai ir maždaug, va, labai įdomu. Nu, tarkim, kaip pavyzdys, nežinau, koks nors tvorų statytojai. Tiesiog segmentinių tvorų prikėlė. Ir viskas ir turi savo gražų gridą su logotipu per centrą arba ten kažkur kampe gražiai įdėta. Ir supranti, ir kai visi taip daro, jie galvoja, kad nu, čia taip reikia. Bet jiems kažkas turėjo pasakyti, kad taip reikia. Bet kad taip reikėjo prieš 10 metų, jie jau biški pamiršo tai. Jo. Tai aš kartais, kai pasišneku, žmonės sėdi, sako, oik tu savo. Ir aš taip, fuck, man taip atrodo natūralu. Ir dėl to aš niekad per daug nesileidžiu tas konsultacijas, nes man atrodo, čia taip paprasta, čia taip natūralu ir suprantu, kad ne, nieks čia nėra dar taip paprasta ir natūralu. Ar turi kažkokius appsus, nežinau, įrankius, be kurių neįsivaizduoji savo kasdienybės? Ką žinau, man atrodo, pagrindinis dalykas tai yra telefonas. Prasme, be telefono niekaip. Prasme, esu priklausoma, man ten ir tas Instagramas, man visada reikia būti ryšiai, matyti žinutes, užklausas, viską. Kitas dalykas, tai popierius, tai mano planuotė, ten aš, nežinau, man patinka rašyti ranka. Aš negaliu, neprisijaukinu jokių planavimų, appsų, esu bandžius tikrai, nu nepaeina man patinka rašyti, braukyti, kai išsibraukiu atliktą darbą, būna, man atrodo, geras jausmas. Ir Canva veikloj, man Canva yra kažkaip, gal visi sako, kad ta Canva čia, žinai, nereikalingas dalykas, arba kaip čia turinį kurti su Canva, bet man Canva yra nepakeičiamas dalykas ir aš, jeigu Canvos nebūtų, tai būtų liūdna ir aš ją Nu, bet iš naudoju. esmės Canva tavo atveju, jinai įprasmino tave. Ir va tas, žinai, skonio turėjimas ir įrankio panaudojimas, jisai čia perfect fit, žinai, gavosi. Jo. Nes iš esmės tu supranti, ko tu nori, tu supranti, ko tu reikia, tu supranti, kokia yra tavo komunikacijos tonacija, vizualika ir viskas. Ir šitoj vietoj, kai gali pasidaryti pati, sutaupai pinigų, nes nereikia samdyti brangaus dizainerio, galbūt template'ų kažkokių galėjo tau pradžioj sukurti, kad būtų lengviau, ar ten gairės sudėlioti, ar dar kažką. Bet bendrai žiūrint, ką žinau, geras produktas, kai
Bet aš sakau, geras produktas tol, kol žinai, kaip jo naudotis ir kol turi skonį. Nes kai neturi skonio, tai nieks tau nepadės. Aš kartais važiuoju pakeliai Vilnius Klaipėda autostradui, žiūriu į tuos stendus, kurie pastatyti šalia kelio. Nu ir aš tikrai taip dažnai randu stendų ir galvoju, kas juos maketavo. Kažkas už tai pinigus gavo. O Taip, gerai, va čia toks blitz klausimas. Komunikuoji internete, pagrindiniai pardavimai ateina greičiausiai irgi per Instagramą ir naujienlaiškius, kaip minėjai, ne? Asmeninis prekės ženklas, nu, nepaneigiamą įtaką daro. aišku. Ką darytum, jei dabar, va, Instagramas? Kaip galvoji, per kur pardavinėtum? Pradėjai tai nuo forumiukų, o dabar va užbujojai socialinius tinklus. Ką darytum, jei dinktų? Jeigu dingtų, tai žinai, turiu savo naujienlaiškių prenumeratorius. Tai dar dalelė auditorijos liktų, taip sakant. Šiaip, nežinau, man atrodo, eičiau į Redditą, neišnaudota galimybė, man atrodo. Nes Šiaip labai ten gerai irgi, vat įžvalga. visai nesenai, prieš porą savaičių, kažką guglinau, žiūrėjau, gal yra kažkur Google'y atsiliepimų apie, nu šiaip žiūrėjau, ką Google'as meta. Ir išmetė Redditą kažką tai, pradėjau ten aš šiaip nesinaudoju Redditu, nėra laiko počių. Tai pradėjau žiūrėti į tą paiešką, vesti ten bakalauras, kažkas ir žiūriu, oho, ten irgi kaip Vinted buvo, žinai. Galvoju, va, reiks ateiti ten. Bet pamačiau dar ir rekomendaciją savo mokymų. Kažkas rekomendavo Redditą pakeltą. Tai galvoju, nu va, vienas kanalas naujas atsivertų gal. Labai ledži dalykas. Reddito lietuviška auditorija turbūt Paul Demiko dėka, aš sakyčiau, labiausia stipriai auga. Jaunimas Reddit'e tikrai renkasi, supranta, kas tai yra ir visa ta memų kultūra jos ten yra žiauriai traukia. Ir šiaip, kad ne pati esi parašęs rekomendaciją Reddit'e, o kažkas yra parašęs, čia yra turbūt aukščiausia interneto valiuta. Tai čia reikia, žinai, paploti tik tai žmonėm, kurie parašė. O klausyk, bet matai, internete viskas greit keičiasi, ne? TikTokas užaugo, Instagramas pakilo, nusileido, vėl pakilo, jau net nebesuprantu, kuri čia banga dabar jau yra jam. Kaip tu nepasiduodi trendams ir išlieki vis tiek autentiška, kitaip viskas greit keičiasi? Aš manau, kad bandau likti tokia, kokia esu ir naudoju, žinai, tas strategijos, kurios man geriausiai veikia. Tie algoritmai, vat keičiasi irgi visi sako, nekelk ten 3 dienas storio, nes tada tas storis ten, nežinau, ten bus labai matomas, arba ten daryk reelsą iki 10-30 sekundžių, o man patinka galbūt reelsas minutės trukmės, jei galėčiau, 3 galėčiau šnekėti kažkokią tai temą. Nežinau, aš stengiuosi atsižvelgt, bet pritaikau. Jeigu man tai tinka, aš galiu kažką panaudoti, jeigu ne, tai ne. Nu, nežinau, kažkaip, kai buvo trendas ten šokti pagal dainas. Nu, negi dabar patarimai studentams ateisiu ir čia šoksiu, žinai, pagal, nu, ne aš tai, aš nenoriu, žinai, savo kažką imti, tai kas nesu aš. Ir kaip mano auditorija sureaguotų, žinai. O esi pasigavus kažkokį trendą ir panaudojus ir padalyvavus? Ne, man atrodo. Dabar gal, nu nebent, nu ne, man atrodo, ne. Aš šiaip nuoširdžiai irgi galvoju, kad trendai yra tam tokiam momentiniam augimui, bet ilgalaikės vertės tai yra visiškai nekuriantis dalykas. Ir aš netgi dažniau galvočiau, kad tas viral momentas, tas virusinis efektas dažnu atveju tiek asmeniniam prekiniam ženklam, tiek įmonių paskirom gali padaryti didesnę žalą negu naudą. Taip. Gerai, jeigu viskas gerai, bet iš mano tokios asmeninės perspektyvos labai dažnai nuėjus tavo videkų į viral, algoritmas tikisi, kad tu kursi kažką panašaus, nauja auditorija atėjus tikisi, kad tu kursi kažką panašaus, o dažnu atveju tai būna arba tik trendas, arba tiesiog galbūt kažkoks pasisiekimas vienadienis atvejis. Tarp kitko visai net nesenai, man atrodo, gal YouTube platformai žiūrėjau videką, kur bičias žiauriai gailisi, kad nufilmavo tutorialą, kaip filmuoti su iPhone'u. Nes jo turinys niekuo nesusijęs su tuo, įkelia bet ką kitą, ten vos 10 000 peržiūrų. Įkelia bet ką su iPhone'u, peržiūros vėl šokia į priekį. Tai čia yra labai atsikartojantis dalykas. Aišku, priklausoma dar nuo platformos, kurioje komunikuoji, bet iš esmės jo, tas autentiškumas, išlikimas savim matosi ir tavo tinklelį, tai bendrai žiūrint. Ir labai smagu matyti, kad išlieki savim. Ar esi turėjęs momentą, kad galvoji, nafik, metu viską, ką man šito reikia?
Ne, neturėjau, žinok, tikrai. Būna tų tokių silpnų akimirkų, žinai, kai, atsiranda konkurentai, kurie tave kopijuoja. Va tada tai, toks liūdesys būna, bet tada įsijungia tokia kovinga Evelina, kad, ką tu darai čia, žinai, tada aš supykstu ir tada, žinai, aš jau stengiuosi arba tą konkurentą pritraukt prie savęs arba kad, nu, kaip pasakyt, jie atsiranda greitai ir greitai išnyksta, nes galbūt to autentiškumo trūksta arba kopijuoti nėra gerai, kaip aš sakau. Aš dar dažnai turiu idėją visiem žmonėm, kurie verčiasi kažkokia savo veikla, kad išlieka tik tai tie žmonės, kurie nuoširdžiai patinka daryti tai, ką jie daro. Taip. Nes jeigu tu tiesiog galvoji, kad čia gera niša ir aš čia greitai pasidarysiu vieną kitą euriuką, labai didelė tikimybė, kad kiek ten tavo atveju darbų parašysi. 1-2 užsiknisi, suprasi, kad čia dar ir su žmonėm bendrauti reikia, o žmonės įvairūs gali būti. Ir stabilus, ir nelabai stabilus. Ir su nuotaika, ir be nuotaikos, ir su ašarom, ir be ašarų. Visokie. Čia daug reikalų. O klausyk, klausimas. Turbūt paskutinis gal šiandien. Kaip galvoji, kokia frazė būtų, kurią norėtum, kad tavo auditorija, tas ištikimųjų ratas arba naujai atėjusi pas tave ratas, kad išgirstų? Aš manau, kad, gal ne frazė, žinai, o palinkėjimas, labiau, daugiau pasitikėti savimi. Nes studentai, kurie ateina, matau, kad trūksta pasitikėjimo, tikėjimo savimi. Stengiuosi tą įpūsti, parodyti, žinai, užmotyvuoti, bet, šitą dalyką turbūt ir labiausiai palinkėčiau. O jei patiko šis video, paspauskite laiką, parašykite komentarą ir žinoma, užprenumeruokite kanalą. Tai labai padeda augti. Ačiū jums visiems.